用意交换1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、上げ置き1、2、3、4、5、6、7、8、9、10. Čia jūs matote techninius veiksmus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Kuriuos demonstruoja jaunieji būsimieji meistrai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Šie paprasti veiksmai reikalauja ilgų treniruočių valandų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Tai elementai iš kasdienių treniruočių, iš egzaminų programų. 3, 4, go! 上げ置き 1, 2, 3, 4, go! Matote elementus iš pirmųjų egzaminų programos. 2, 3, 4, go! Kita barai 1, 2, 3, 4, go! Maya again 1, 2, 3, 4, go! Попутно дальше шутал 1, 2, 3, 4, go! Sportininkai susirinko ne tik tai pademonstruoti jums parodomosios programos, bet pakviesti rytoj 4 kalnuose vykstantį Lietuvos tradicinio karatė čempionatą. Kad apjungia blokus, tai yra gynybai skirtus techninius veiksmus su kontratakomis. Taigi jo pušodam. Oi, dar. Tai yra pačio pirmojo diržo balto diržo katą. Reikia tikrai aukšto meistriškumo. Передача. Šis treniruotės yra maksimaliai saugus, kai kontroliuoja savo jėgą, šoninę distanciją. Tikslas yra suformuoti įgūdžius saugiai sportuoti. Būdo kovos menuose įgūdžiai yra prieš pastatomi jėgai ir greitai. Geltono diržo katą. Sportininkai baigė katas. Pasaulyje tradicinio karatė meistrų. Kiekviena detalė, kiekvienas pats mažiausias judesys yra labai svarbus. Kristina tradicinį karatė praktikuoja jau 20 metų. Ir savo žiniomis dalinasi su mokiniais. Ir rytoj vykstančio Lietuvos tradicinio karatė čempionato metu savo patirtį perduos teisėjaudama.
būdo kovos menų tikslas – minimalių judesių pasiekti maksimalaus efekto. Susiformuoti tokius įgūdžius, kad mažas kūnas išgautų daugiau jėgos nei išgauna didelis. Jūs girdite, kaip užinėja po Giedriaus kojomis stiklai. Tai nėra kasdienė tradicinių karatė treniruočių dalis, tai yra tik tai galimybė parodyti, ką gali treniruotas žmogus. Ką gali žmogus, kuris valdo ne tik savo kūną, bet ir savo protą. Drąsiai prisiimti atsakomybę už viską, kas su juo vyksta gyvenime. Dabar Giedrius gulsis ant stiklų ir pademonstruos dar vieną galimybę, dar vieną triuką. Jam talkins Modestas Tursa ir jūs matote, kad peiliai, kurie sminga į medinę lentelę, bus metami į gulinčio Giedriaus pilvą. Kaip ir prieš tai matytame triuke, taip ir čia nėra jokių mistinių dalykų. Yra stabilios emocijos, visiškas pasitikėjimas savo galimybėmis. Nes mažiausias raumenų įtempimas iš baimės baigėsi peilio įlindimu į kūną. Dėkojame Giedriui, dėkojame Modestui, kuris nuostabiai talkina savo kolegai. O visus žiūrovus kviečiame rytoj į 4 kalnų sporto kompleksą, kur vyks Lietuvos tradicinės karatė čempionatas.